Teisingai pasirinkta taktika, parankus varžovas, kitos priežastis. Kas padėjo? Manau, pasirinkta taktika pirmiausiai padėjo. Iš tikrųjų, sužaidėm vėl labai geras rungtynės. Sakyčiau, varžovai irgi tikrai žaidė labai gerai. Pavyko apsiginti gan sėkmingai ir kaip visada, progų būna įmušti. Tiesiog turėjom porą progų. Pirmam kėlinyje iš tikrųjų turėjom labai gerą progą. Antram porą, vieną išnaudojom. Iš principo to užteko, kad būtų galutinė pergalė. Mes džiaugiamės. Šiaip tai buvo epizodų, kai siena net nežinojo, atrodė, ką daryti. Jūsų nuopelnas? Teisingai išsirinkom žmonės, iš tikrųjų neleidom laisvai judėti, daugmaž žinom, kaip jie žaidžia, per kuriuos žmonės pagrindė vyksta žaidimas, tai tiesiog tiem žmonėm apsunkinom, kiek galėjom apsunkinom gyvenimą, aišku. Nebuvo viskas galbūt taip lengva, kaip atrodo iš šalies, tikrai buvo tokių sunkesnių momentų, bet viskas baigėsi gerai. Kiek komandoje narių buvo daugiau tikinčių, kad praeisit sieną, ar daugiau netikinčių? Mes pilkimės visą laiką tikim, kad mes, kaip sakyt, verti aukščiausių vietų, sakykim, žinom, kad bus sunku iš tikrųjų. Sakykim, tas tikėjimas dar labiau sustiprėjo po pirmų rungtynių, žinom, kaip reikia žaisti antras rungtynės iš tikrųjų. Ir ta taktika iš principo pasiteisino, nebent galbūt ten buvo pirmam kėlinyje gale šiokia tokia duobė, kai jie turėjo iš tikrųjų ten 2-3 tokias realias, galim sakyti, progas. Tai tiesiog biški tokia sumaištis, bet iš tikrųjų labai trumpai viskas ten buvo ir paskui pavyko tiesiog išlyginti, subalansuoti žaidimą. Ir tas įvartis jų toks, sakykime, su galva, aišku, jis labai gražus, bet į tokios vartų su galva iš tikrųjų labai sudėtinga įmušti, tai jie išnaudoja mūsų tą klaidą.